Sveiki visi, čia vėl tutorialai su Aurimu ir mes tęsime Python pamokėlių seriją. Ir šioje pamokoje mes mokysimės kintamuosius. Galbūt šita pamoka prasitęs ir į antrą dalį, antrą vaizdo įrašą, kuriame aiškinsiu kintamuosius. Bet galbūt ir ne. Tad pradėkime. Pirma, einame į Python IDLE, kaip mes išmokome anksčiau, ir atsidarykime mūsų sukurtą failą jau. Aš sukūriau failą folderį pamoka 2 ir kaip mes visada kūrėmės dabar exe, kur mūsų eis programa pati Windowsinė, ir PI. Pamoka 2.py atsidarykime, tai yra tuščias failas ir mes jame pradėsime kurti kintamosius ir aiškintis, kaip jie veikia. Kaip sukurti kintamąjį? Tai yra labai paprasta. Tiesiog rašome kintamojo vardą. Aš šiuo metu naudosiu kint, nes tai lengviausia prisiminti. Tada rašome tarpą, lygų ir įrašome tai, ką norime saugoti kintamuosius. Kintamieji yra kaip dėžutės. Tai, ką mes juose įdedame, mes juose saugome ir mes, kada norime panaudoti tą, kas yra dėžutėje, mes išsikvečiam programoje kintamąjį ir pamatome, kas yra dėžutėje ir kažkaip jį panaudojam. Kintamieji turi labai daug paskirčių. Mes galim kurti kintamosius, mes galim pasižiūrėti kintamosius su ta pačia print komanda, kurią mes išmokome pirmojoje pamokoje. Ir mes galime juos tarpusavį sudėti, dauginti, atimti. Ir labai turi kintamieji daug panaudojimų, todėl galbūt prasitęs į antrą pamoką. Mūsų pamoka šita. Tai pradėkime, iš tikrųjų. Tai va, rašome kintamojo vardą, aš šiuo metu naudosiu kint, tarpas, lygų, tarpas ir rašome tai, ką mes norime įdėti į tą mūsų dėžutę įsivaizduojamą. Aš šiuo metu įdėsiu tiesiog 100, 100 vienareikšmę, kitą sukursiu kint 1 lygų 200 ir kint 3 lygų 300. Tai štai kaip mes kūrėm kintamosius. Bet mes galime ne tik tai skaičius įdėti į kintamąjį, mes galime įdėti ir žodžius. Tai rašome kintamojo vardą, kaip visada, tarpas, lygų, tarpas, kabutės prasideda. Rašome tai, ką norime parodyti. Hello world, patį banaliausią naudosiu. Šauktukas. Kabutės užsidaro ir turime sukūrę žodinį kintamąjį, ar kitaip tekstinį. Angliškai jis vadinasi script. Tai gal tada išsaugokime mūsų failą ir pasileiskime jį. Bet mums nieko neišmeta. Tai yra dėl to, kad mes neliepėme programai parodyti mūsų kintamųjų, pažiūrėti, kas yra dėžutėse. Tam, kad pažiūrėtų programa, mums reikia įrašyti print ir kintamojo pavadinimą, vardą. Aš šiuo metu noriu, kad man išspausdintų kintamąjį kint. Galima paimti dar vieną kintamąjį kint 4, kuris išspausdina hello world tekstą, ir turime paleisti. Mums išspausdina kintamąjį 1, kint, kurio reikšmė yra 100, ir mums išspausdina kintamąjį kint 4, kurio reikšmė yra hello world. Tai štai, kaip mes kūrėme kintamuosius ir kaip mes juos pasižiūrim. Bet dar kintamieji turi vieną funkciją, labai svarbią. Jie turi funkciją, kuri mums leidžia tarpusavį kintamosius sudėti, dalinti kintamąjį iš kintamojo, dauginti kintamąjį su kintamoju sudauginti, atimti iš kintamojo kintamąjį. Ta funkcija yra iššaukiama va taip. Mes rašome kintamojo vardą, kint, tarpas, lygų, tarpas, dar kartą kintamojo vardą, tarpas, įrašome pliusą, pavyzdžiui, plius,
ir to kintamojo, su kuriuo norime sudėti vardą. Kint1. Tada mes pabandysim paleisti ir turime tą patį. Dėl to, kad mes nepaprašėme išspausdinti Kint4, kuris jau yra pasikeitęs. Nes pradžioj, kai išspausdina Kint4, jis dar nėra pasikeitęs. Programa dar nežino, kad čia bus toks kodas. Bet kai mes paprašom išspausdinti kintamąjį Kint antrą kartą, tai jisai jau būna pasikeitęs iš tikrųjų. Pirmą išspausdina mums kintamąjį Kint nepasikeitusi, bet paskui prie to tada išspausdina Hello World Kint4 ir tada išspausdina mums tą pasikeitusi kintamąjį Kint, kuris jau buvo sudėtas su kintamoju Kint1. Kintamasis Kint1 yra 200, kintamasis Kint yra 100. Tai 100 plus 200 lygų 300. Bet kaip mums tuos kintamosius dabar sudėti ne su kintamaisiais, o su kitais skaičiais? Tai yra labai paprasta. Rašome tą patį, ką mes rašėme sudėdami su kitu kintamoju, tai reiškia kintamojo vardas tarpas lygų tarpas kintamojo vardas plus įrašome tai, ką su kuo norime sudėti. Dar vieną 100. Ir kaip visada pasirašome print, kad mes sužinotume, koks mūsų kintamasis bus. Ir pasileiskime modulį. Pirmą išspausdina 100 nepasikeitusi, tada šitą čia šitas nesvarbu, tada išspausdina 300 pasikeitusi, bet dar pridėjom, kadangi 100, mes gaunam 400 galų gale. Čia mūsų pasikeitimai visi, kuriuos mes padarėm šią pamoką. Bet kaip tuo pačiu būdu mes ir dauginam kintamosius. Aš parodysiu dar vieną tokį, kaip čia pasakyti, pavyzduką. Sudauginsim kintamąjį Kint, padauginsim iš 2. Ir run module. Bet nepaprašėme išspausdinti, bet aš jau užmiršau net, kad reikia mums išspausdinti kintamąjį Kint. Vėl pasileisim. Va, turime visą mūsų, kaip anksčiau kalbėjome, bet atsirado naujas skaičius 800. Tai reiškia 400 padaugintas iš 2. Taip pat mes galime daryti ir su dalyba. Taip pat, lygiai tokiu pat metodu. Iš 4. Dalinam iš 4 ir išspausdinam. Atsiprašau, kad šita pamoka trunka taip ilgai, bet tikrai kintamąją yra sudėtinga tema. Ir mes padarinam 800 iš 2 ir būtinai čia reikia šitą eilutę pasižiūrėti, mes gauname 200. Tai tiek turbūt šioje pamokoje mes uždarysime šitos langus. Tik tai dar noriu vieną dalyką pasakyti. Kad jeigu aš pasieksiu 50 subscriberių, prenumeratorių, ir jeigu aš pasieksiu kažkur apie 10 laikų ant šito vaizdo įrašo, tai aš tikrai prižadu, kad padarysiu artimiausiu metu, jeigu pasieksiu tiek. Kaip pasieksiu? Padarysiu vaizdo įrašą, kaip suinstaliuoti Apple operacinę sistemą ant kompiuterio, jo nepažeidžiant ir neištinant Windows. Dauguma žmonių perka Apple kompiuterius vien dėl to, kad gauti operacinę sistemą. Aš parodysiu, kaip tą gauti nemokamai. Ir dabar aš čia noriu parodyti tik tai, kad aš jau tą esu padaręs ant vieno virtualaus kompiuterio, čia yra VM VirtualBox. Jeigu nežinote, kas tai yra, aš įmesiu į descriptioną Wikipedijos aprašą VirtualBox. Jeigu rasiu Wikipediją. Tai va, mes turime visiškai funkcionuojančią Apple operacinę sistemą. Safari atsidarykime, Safari interneto naršyklę. Ir galime paieškoti Google YouTube. Atsidarykime YouTube ir susiraskime mano profilį. Va, turime tutorialai su Python, numeris 1, Hello World.
pirmas tutorialas. Čia mes galime išsiskleisti ir jūs man, iš tikrųjų, aš jums noriu parodyti about this Mac. Tai gali pakabinti Mac'ą, jūsų virtualų, bet iš tikrųjų viskas yra pilnai funkcionuojanti operacinė sistema. Tik tiek aš jums norėjau parodyti, bet dėl... Settings. Žiūrim, kokia operacinė sistema yra instaliuota čia. OS, Mac OS X, Mac OS X 64 bitai. Tai tiek. Tai jeigu norite tai pamatyti, tiesiog subscribinkite ir rekomenduokite savo draugams. Laikinkite ir geros dienos!